Vakaras prasidėjo įprastai, jos draugai ruošėsi į klubą. Mergina nusprendė eiti kartu, sakydama, kad vyrui eiti nereikia ir jie greitai grįš. Vyras stebėjo jos sprendimą, mintyse klausdamas, ar tikrai nori elgtis kaip vieniša būdama santykiuose. Jis aiškino, kad problema ne klube, o aplinkoje. Vietos skirtos dėmesiui, alkoholio ir svetimų žmonių derinys nesaugo santykių. Mergina pasipiktino. Tu nepasitiki manimi, esi nepasitikintis. Vyras ramiai atsakė. Pasitikėjimas nėra aklas tikėjimas. Tai protingos ribos. Nelojalumo nematuojame rizikingose situacijose. Ji susiraukė. Tai dabar tu kontroliuoji, kur aš einu? Jis atsakė. Ne. Stebiu pasirinkimus ir vertinu, ar jie atitinka mano standartus. Praėjo savaitgalis ir dar vienas, ir dar vienas. Kiekviena jos naktis kartojosi, palikdama randus jo širdyje. Galų gale jis paėmė giliai įkvėpimą, žvilgsniu apgaubdamas kambarį ir tarė. Negaliu taip gyventi. Kiekviena tavo naktis palieka randą mano širdyje. Jei nori būti viena, mūsų keliai turi išsiskirti. Mergina stovėjo tyli, jos akis užpildė sumišimas ir liūdesys. Niekas nebuvo pasakyta, tik žiūrėjimas, kuris pasakė daugiau už žodžius. Ši akimirka pažymėjo galutinę pabaigą. Abu suprato, kad santykiai baigėsi ir jų keliai daugiau nesusikirs.